Kas yra fonetika? Jeigu labai trumpai, mokslas tyriantis kalbos garsus. Jeigu šiek tiek išsamiau, fonetika yra mokslas, kuris ieško atsakymų į 3 svarbiausius klausimus. Pirmasis iš jų yra, kur kalbos garsą pagamina kalbėtojas. Tai šitas klausimas labai glaudžiai susijęs su anatomija ir fonetikos specialistas turi išmanyti žmogaus sandarą, gal ne visą, bet nuo diafragmos iki pakaušio tai tikrai. Ir ši fonetikos dalis, kuri domisi garsų gamyba, yra vadinama artikuliacinė fonetika. Antrasis klausimas yra, koks kalbos garsas sklinda iš kalbėtojo lūpų į klausytojo ausį. Čia mes turime reikalą su fizika ir visų pirma su akustika. Ir ši fonetikos dalis yra taip ir vadinama akustinė fonetika ir jinai domisi iš esmės fizikiniais garso parametrais ir domisi garso kelionę. Kaip jau minėjau, iš kalbėtojo lūpų į klausytojo ausį. Na ir trečiasis klausimas yra, kaip kalbos garsą suvokia klausytojas. Ir čia mes vėl grįžtam prie anatomijos, mes turim suprasti ausies sandarą, kaip veikia mūsų klausa ir aišku, kaip veikia ir dirba mūsų smegenys. Ir ši trečioji fonetikos dalis yra vadinama audityvinė arba perceptyvinė fonetika. Taigi 3 klausimai, kur, koks ir kaip, ir 3 fonetikos dalys. Artikuliacinė, akustinė ir perceptyvinė fonetika. Ir iš to, ką aš jums jau čia papasakojau, manau, nesunkiai supratote, kad fonetika yra tarpdalykinis mokslas, kur susiduria anatomija, fizika ir lingvistika.